Tai sveiki visi prisijungę į e-commerce talks webinarą. Sveika Miglė. Labas, labas, sveiki visi. Miglė apie socialinius tinklus turės valandą, o gal su jūsų klausimais ir pusantros, o prieš tai šiek tiek laiko įžangai. Tai šį kartą e-commerce talks webinaras mūsų vyksta turbūt prieš patį karščiausią elektroniniai komercijai laikotarpį, už poros savaičių juodasis penktadienis. Toliau visas likęs kalėdinių dovanų pirkimo laikotarpis, dažniausiai tai būna pikas elektroniniams parduotuvėms, visas ketvirtas ketvirtis tikriausiai būna rekordinis palyginti su kitais. Žinoma, kad ne visiems, bet didžiai daliai. Ta Taip. pati ir Paysera statistika patvirtina praėjusiais metais per juodąjį penktadienį palyginti su tipinė diena išaugo bendra visose Paysera aptarnaujamuose elektroninėse parduotuvėse apyvarta 28%, kitos finansų įstaigos, kurios surenka mokėjimus, irgi labai panašiai. Tai va, tai labai džiugu, kad jungiatės, norite sužinoti daugiau. Jau mes turėjome trumpą pokalbį su Miglė dar ir prieš susijungiant, štai 3 valandai. Tai tikrai žinau, kad tas gal kas norės dar pasigaudyti idėjų prieš juodąjį penktadienį ir visą tą dovanų pirkimo laikotarpį, tai tikrai galės tą padaryti. Matau, kad vis dar aktyviai jungiatės. Šiuo metu turime prisijungusius 177 žiūrovus ir jų skaičius vis dar auga, tai labai džiaugiamės dėl to. O taip, matau, kad jūs jau pradėjote iš tikrųjų prisistatyti, tai tas, kas dar neprisistatė, tikrai skatinu burbuliukę chat pasakyti, parašyti, iš kur esate, ką jūsų elektroninė parduotuvė, kuo prekiauja, arba jeigu tai yra paslaugų svetainė, jeigu tenais paslaugos, masažai ar panašiai, tai irgi parašykit, kas tai yra. Savo ekrane turėtumėte matyti webinaro apklausą. Tai skatinu paspausti atsakymą. Mes klausėme, ar jūsų elektroninė parduotuvė siūlys juodojo penktadienio nuolaidą. Taip, tai atsakymą aš neskaitysiu, jūs turbūt patys galėsite pažymėti. Tai va, tai skatinu dabar sudalyvauti apklausoje. Prie atsakymų mes grįšime tada truputį vėliau. Klausimus Miglei bus galima užduoti viso webinaro metu. Jauskitės drąsiai, nebūtinai laukti iki pačios pabaigos. Jeigu pastebėsim, kad klausimai yra tikrai aktualūs ir kaip tik eisime prie tokios skaidrės, ir tai pasistengsim tikrai užduoti tos klausimus Miglei stabdyti. Sakė, Aleksai, drąsiai stabdyk, nebūtina klausti pačiam gale, ar ne, Miglė? Tikrai taip, tikrai taip. Tai va, įrašas bus prieinamas, irgi svarbi informacija, nes kiekvieną kartą būna klausimų. Įrašas bus prieinamas po kelių dienų, gal labiau kitą savaitę YouTube e-commerce talks sekcijoje, tai yra Paysera e-commerce talks sekcijoje. Žinoma, pasidalinsime ir socialinėse tinkluose. Ir dar beje, grįžtant prie klausimų, tai klausimus tik tai skatinu užduoti sekcijoje burbuliuke Q&A. Irgi apačioje, ten jūs rašote chat prisistatome, o Q&A sekcijoje užduodame klausimus. Taip tiesiog yra mums patogiau sekti ir uždavinėti Miglei klausimus, negu kartu su visa ta informacija chat sekcijoje. Tai va, būkite aktyvūs tikrai. O dabar taip, mes šiandien kalbėsime apie socialinius tinklus, apskritai temos apie socialinius tinklus, kuri neišvengiamai, aišku, kartu yra susijusi su pardavimų didinimu, pirkėjų pritraukimu į svetainę. Visą laiką susilaukia daugiausia tikriausiai žiūrovų ir pas mus. Va dabar jau matau, kad ir mes perkompėme 200 ir toliau auga. Tai Miglė, sveika dar kartą. Labas, labas, sveiki visi. Skaitau jūsų prisistatymus ir matau, kad šiandien turėsim beprotiškai įvairių prekės ženklų, labai daug prekės ženklų. Pati žinau asmeniškai, dažnai esu jų klientė, tai labai malonu pasimatyti kitokiam amplua. Tai labas visiems. Tai va, Miglė, o aš turiu klausimą, kuris man atrodo tiems, kurie gavo elektroninius laiškus arba gal pastebėjo šį webinarą socialiniuose tinkluose ir iš tikrųjų man ir asmeniškai. Aš kai
tiesiog tenka susidurti su tokiu įsitikinimu, galbūt tai yra klišė, galbūt ne, kad marketinge apskritai tarsi reikėtų vengti įvairių neigiamų tokių konotacijų. Tačiau kai kurie prekės ženklai kaip tik išsiskiria tokiu kitoniškumu, galbūt galime sakyti, kad drąsa, bet jie tuo ir patraukia savo dėmesį, nes eina vat, prieš srovę. Ir vienas tokių yra tavo agentūros pavadinimas Nekenčiu marketingo. Aš taip pat dar Taip. žinau, kad yra tokios, pavyzdžiui, kavos, savo esu pasižymėjęs Death Wish Coffee arba Arrogant Bastard Ale alaus prekės ženklas. Tai gal tiesiog galėtum pasidalinti, kodėl buvo nuspręsta va, taip kitaip pavadinti, eiti prieš srovę, kokia yra šio prekės ženklo istorija ir kaip apskritai tavo klientai reaguoja į šį prekės ženklą. Labai geras klausimas, ačiū Aleksai, tau labai ir šis klausimas iš tiesų turės labai svarbu atsakymą, manau, ir kitiems, tie, kurie vat, kažkaip socialiniuose tinkluose nori būti pastebėti. Tai jei taip labai paprastai, kai jau pradėjau kurti savo prekės ženklą, nes buvau 6 ar 5 metus batsiuvys be batų, kuris dirbo marketingai kitiems, bet pats neturėjo jokios vizitinės socialinių tinklų, labai ilgai galvojau, ko aš noriu ir ką aš turiu padaryti. Ir tuo metu buvo labai didelė socialinių tinklų specialistų banga. Ir labai visi mes turėjom tokią pačią tendenciją, labai gražus vizualas, labai viskas taip tvarkinga, švaru, visi taip vardu pavardę pasivadina. Ir aš žinau, kad aš nenoriu tokia būti, nes aš iš prigimties noriu pamaištauti tame. Tai aš nusprendžiau, kad eisiu su labai ryškia violetinė spalva, kam iš karto yra šokas pamačius, nes socialiniai tinklai turi būti labai vizualiai švarūs, tvarkingi ir dažnai netgi tokie estetiškai juodi balti. Ir tada galvojau apie pavadinimą. Kažkaip nei vardo, nei pavardės aš ten nenorėjau imti, niekuo jisai nebuvo išskirtinis ar kažkas ten tokio. Ir tada pradėjau galvoti, tai ką mano klientai dažniausiai man sako. Jie dažniausiai pirmo pokalbio metu arba pirmojo laiško metu sako, sveiki, reikia pagalbos, nes aš nekenčiu marketingo. Tai labai labai greitai prisiminiau aš visų tų klientų žodžius ir nors žinau, kad ta neigiamybė gali būti tikrai kišti koją, bet aš nusprendžiau rizikuoti ir kiekvienam prekės ženklui rekomenduoju galvoti, kaip jūs galite išsiskirti su garsiu kažkokiu pavadinimu, su galbūt skirtingų įvaizdžių nei visi klientai, nei visi konkurentai tai daro, ne? Tai tas pavadinimas taip ir gimė iš klientų su noru būti kitokiu nei tiesiog vardas pavardė. Suprantama ir ypatingai tikriausiai šiais laikais, kai apskritai yra sunku, kai yra toks triukšmas visoje viešoje erdvėje, įskaitant ir socialinius tinklus, tai reikia kažkaip išsiskirti. Tai tavo sprendimas yra labai suprantamas ir žinau, kad tavo prezentacija kaip tik ir bus, va, dabar mes ir pereinam, ne, apie socialinius tinklus ir gal ten irgi ras žiūrovo idėjų, kaip išsiskirti, kokiuose socialiniuose tinkluose, kokius rinktis, o kokių galbūt jiems konkrečiai nesirinkti ir daug kitokios naudingos informacijos. Tai aš jau dabar pasitraukiu į antrą planą, grįšiu truputį vėliau, o dabar jau perdodu visą dėmesį tau. Ačiū labai labai, Aleksai, ir ačiū tiems, kurie dar vis prisistatinėja, kurie jungiasi. Labai labai malonu. Tai mūsų šiandienos tema yra tokia ganėtinai populiari, nes labai dažnas kuria socialiniuose tinkluose ir dažnai iškyla jiems tas klausimas, o kaip padaryti, kad susirinktų daugiau sekėjų, žmonės norėtų įsitraukti į mano turinį, o galų gale aš to turiniu parduočiau. Tai mano arkliukas yra įdomus turinys ir šiandien pasiaiškinsime, kas tas yra įdomus turinys, nes neužteks šiandieninėme laike tiesiog dėti gražaus turinio, paprasto turinio ir čia mums reikės pasistengti padaryti taip, kad tas turinys tikrai būtų įdomesnis, aktualesnis ir be abejo įtrauklesnis. Tai aišku, pati pradžia, ne, labai dažnai verslai startavę su savo verslu taip tiesiai šauna į socialinius tinklus.
Ir jie įsivaizduoja, kad tai yra nuostabi galimybė pasiekti savo klientą, užsidirbti, parduoti ir panašiai. Tačiau dėja, dažnam atsitinka taip, kad socialiniai tinklai tampa nuolatiniu galvos skausmu, kodėl nepavyksta, kodėl nesigauna, kodėl neišeina ir panašiai. Ir vad būtent čia mano misija visą laiką ir buvo su nekenčiu marketingo būtent ta, kad padėti žmonėms suvokti, kad socialiniai tinklai nėra tiesiog paustuko įkelimas, storiuko įkelimas ar ten kažkokio video nufilmavimas. Socialiniai tinklai yra beprotiškai didelė marketingo dalis ir kuo toliau, tuo mes daugiau matome veiksmo socialiniuose tinkluose ir tuo pačiu galimybių. Tai va čia norisi parodyti ir jums sumažinti tą galvos skausmą, kad jo būtų kur kas mažiau ir mes galėtumėm socialinius tinklus išnaudoti tinkamai. Tai nors jau Aleksas mane labai gražiai pristatė, tiesiog paminėsiu, esu nekenčiu marketingo, mane jūs galite susirasti tiek suvedę tai į Instagramą, tiek į Facebooką, galite užeiti į svetainę www.nekenčiumarketingo.lt. Aš šiaip iš esmės 10 metų dirbu tai ir mačiau jau ir pažįstamų veidų, tai puikiai, tie pažįstami veidai puikiai mane atpažįsta iš violetinės spalvos, aš su ta violetinė spalva, kaip atėjau, taip ir 5 metus esu, juokauju visą laiką, kad mano marketingas yra apie kačiukus ir juokauju visą laiką, kad gyvūnai parduoda geriausiai. Na ir aišku, ilgus metus turėjus marketingo agentūrą, aš galiausiai nusprendžiau sukti į mokymų verslą, nes pamačiau, kiek yra labai daug tų pačių smulkesnių verslų, kurie negali leisti savo pasisamdyti specialisto, jie nori patys daryti ir aš tai padedu jiems, tai labai džiaugiuosi, kad per tuos keletą metų mokymų versle mes jau turim, jei neklystų, 2,5 tūkstančio skirtingų klientų, skirtingų verslų ir skirtingų istorijų. Bet galėsim susipažinti per klausimus, galėsim susipažinti kituose socialiniuose tinkluose. Šiandien tikslas yra pasimokyti, paklausyti, gerai praleisti laiką, o galų gale kažką ir be abejo išsinešti. Tai vėlgi einam prie to, kad daugelis į socialinius tinklus žiūri kaip į nuostabią galimybę ir socialinius tinklus labai dažnai įvardina efektyviausiu marketingo įrankiu, ypač pradedančiam verslą. Ir aš taip uždėjau netgi klausimą, nes aš visgi labai dažnai kvestionuoju tą pasakymą, ar tai tikrai yra efektyviausias įrankis, nes tai be abejo priklauso pirmiausiai nuo verslo nišos. Ir aišku, aš visą laiką matau įvairiuose Facebooko grupėse, ten tokias užklausas kaip sveiki, startuoju su verslu, ką man daryti, kaip man pasiekti klientus. Ir aišku, pirminis komentaras visą laiką bus susikurkit paskyras ir jau eikite tos socialinius tinklus. Man nepatinka tokie pasiūlymai, nes jie yra abstraktus ir jie iš esmės nuvertina pačius socialinius tinklus ir marketingo svarbą. Tai va čia norisi pereiti ir tą pradžią padaryti, apie ką apskritai yra bendrieji socialiniai tinklai ir kaip verslui tai būtų galima išnaudoti. Paėmus tokią bendrą statistiką ir ypač aš labai dažnai atsižvelgiu į tai, kokie verslai pas mane ateina, tai 90% verslų turi tik logotipą, turi iš esmės svetainę labai dažnai, ne, vėlgi populiarus dalykas iš karto susikurti svetainę, pradeda komunikuoti socialiniuose tinkluose kažką, ne, ir aišku, jau tada pribręstam prie mokamų reklamų. Deja, aš tai vadinu labai neteisingų kelių, nes mūsų verslas neturėtų prasidėti nuo susikūrimas, tiksliau verslo drabužiai neturėtų prasidėti nuo logotipo ir nuo svetainės ir tuo labiau nuo socialinių tinklų. Jei mes norim užtikrinti, kad klientas pirks, mums reikia ne tik nuostabaus produkto. Kokybiškus nuostabius produktus mes galime pasiūlyti praktiškai kiekvienas. O ir kiekvienas turėtumėm siūlyti gerą produktą. Bet kas lemia, kad žmogus perka iš vieno, o ne iš kito? Kas lemia, kad žmogus renkasi pirkti iš vieno verslo, tačiau neina pas kitą?
Įprastai, nors daugeliui galbūt šaus atsakymas kaina, tačiau yra labai labai daug verslų, daug klientų, kurie renkasi pirmiausiai ir pirmiausiai čia renkasi prekės ženklo asmenybę, na ir tas prekės ženklas nėra tik pavadinimas ar nėra tik logotipas. Aš nerekomenduoju viso savo verslo statyti tik ant logotipo, nes logotipas yra niekuo neišsiskiriantis dalykas. Įprastai, ane, yra keletas sėkmės atvejų, kaip, pavyzdžiui, McDonald's, Apple, ane, tas pats Gucci, kurie vien parodžius logotipą visiems viskas aišku, kaina gali kilti ir panašiai. Tačiau čia, ne, įprastai, ypač pradedantieji verslą, susikūrę logotipą, jie įsivaizduoja, kad viskas, logotipo tik užteks. Ir mes patenkam logotipų jūroje, kur visi yra tokie patys, visi nieko neišsiskiria, visi turi logotipus, tačiau tai yra apie nieką. Dėl to mums, va čia svarbiausias dalykas yra prekės ženklas. Aš, kaip ir minėjau, mačiau tikrai labai labai daug ir studentų, kurie šiandien čia atėjo, labai daug žmonių, verslų, kurie yra mokėsi pas mane ir tikrai turbūt nusijuoks pamatę šią skaidrę, nes aš esu tas žmogus, kuri praktiškai kiekvienus mokymus pradeda prekės ženklo svarba. Tai prekės ženklas ir prekės ženklo svarba yra žymiai svarbiau nei logotipas. Jūs galit neturėti logotipo, tačiau turint brandingą, turint pozicionavimą, turint charakterį, vizualinę išraišką, bus žymiai efektyviau nei tiesiog turėti logotipą. Ir čia yra svarbiausias dalykas, dėja, bet mes per šitą neįsime, dėl to, kad aš čia galėčiau turbūt iki rytojaus ryto sėdėti nesustojant apie tai kalbėti, bet nežinau, kiek ištvermės turėtumėt jūs. Bet labai labai trumpai, visada pradedant verslą, jau žinant, ką aišku mes pardavinėsim ir panašiai. Ir kai jau mes galvojam apie marketingą, pradedam galvoti ne apie socialinius tinklus, mes pradedam galvoti apie prekės ženklą. Kas mes iš esmės būsime. Tai koks yra mūsų prekės ženklo tikslas, kokia yra mūsų misija orientuota į klientus, vizija orientuota į klientus, kokios yra mūsų vertybės. Toliau, aišku, mes einam į tokią pozicionavimo stiprią dalį, tai kas bus mūsų auditorija, nes auditorija nėra visi Lietuvoje gyvenantys žmonės, ane? Taip pačiai ir konkurentai. Konkurentai gali būti tiesioginiai, kurie daro tą patį arba prekiauja tuo pačiu, kuo ir jūs, bet konkurentai gali būti netiesioginiai, kurie galbūt turi kitą produktą, kuris atliepia tokį patį ar labai labai panašų klientų poreikį. Na ir aišku, skirtumai, ne? Kai mes pasiimame save ir pastatome su konkurentais, kuo mes, dėl ko mes skiriamės, tai visas SWOT analizė, stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės ir panašiai. Čia iš esmės yra didelis fokusas, didelis niuansas ir tuos skirtumus mes turime žinoti. Labai dažnai, kai mes kalbam apie prekės ženklą ir aš kai klausiu verslų, tai kokia yra jūsų vertė, žmogus atsako, nu tai mes esam labai kokybiški. Tai tas labai kokybiškai iš esmės yra apie nieką, aš taip mėgstu juokauti žiauriai, bet tai yra didelė tiesa, nes tas kokybiškai jie nieko nepasako. Dėl to mes turim labai aiškiai išsigryninti, apie ką yra mūsų prekės ženklas. Ir kai mes žinom, apie ką yra mūsų prekės ženklas, visi klausimai apie socialinius tinklus realiai nublanksta. Nes mes žinom, kaip mes turim rašyti, ne? Va čia yra su asmenybė ir prekės ženklo balsu. Kaip mes turim atrodyti, vizualinis identitetas, ne? Ką mes turime sakyti, pagrindinė žinutė ir panašiai. Tai čia yra esminis pagrindas. Jei jums kyla klausimas, nu nežinau, šokti socialiniuose tinkluose ar nešokti, nes dabargi visi šoka, ne? Tai vėlgi mes paimkime prekės ženklą, tai koks yra jūsų prekės ženklas? Ar jūsų prekės ženklas nori šokti? O galbūt jis yra labai labai rimtas, konservatyvus ir šokis jį nupigins arba jį išjuoks. Taigi,
Prekės ženklas yra vienas iš svarbiausių dalykų, ką labai svarbu pradėti, nuo ko svarbu pradėti, į kur orientuotis. Ir aš labai labai kviečiu, jei aš galėčiau jums išnešti tik vieną šiandien dalyką, tai aš tikrai išneščiau tai, kad po paskaitos jūs galėtumėt prisėsti prie savo prekės ženklo, prie savo verslo ir pagalvoti, tai kas mes esam, kaip mes pozicionuojame, kaip mes kalbame, kokią mes žinutę norime nešti, ne? Tos pačios vertybės, kaip aš jas transliuoju ir panašiai. Tai va čia yra vienas svarbus momentas, kurį aš labai noriu taip palikti ir mes galėsim judėti toliau. Čia aš Taip, klausimų. padarom trumpą pauzelę, gerai? Taip, Todėl, kad mes sulaukėme, ačiū už aktyvumą, a, apklausos rezultatų, kurie yra iš tikrųjų įdomus. Nes tiesiog vėliau jau kalbant apie socialinius tinklus, manau, kad tai irgi gali būti papildoma informacija ir galbūt gali tai pakreipti mus viena ar kita linkme. taip. Tai į mūsų klausimą, ar jūsų elektroninė parduotuvė siūlys juodojo penktadienio nuolaidas, 29% pasakė, kad taip ir naudosime socialinius tinklus pirkėjų pritraukimui. Labai maža dalis pasakė, kad dalyvaus juodajame penktadienyje, tai yra siūlys kažkokias nuolaidas, bet nenaudos socialinių tinklų. O maždaug Mhm. 39% pasakė, kad visai nedalyvaus, bet už tą 30% taip pat pasakė, kad dar svarsto ir galbūt po Miglės webinaro jie nuspręs dalyvauti, nes tiesiog jie bus įkvėpti. Labai Tai gerai. va, tai aš manau, kad tie, kurie tikrai pasakė, kad naudos pritraukimui arba dar galbūt svarsto, tai čia yra tada gaunasi jau didžioji dalis, tai tikrai pasisems savo naudos, o tie, kurie netgi pasakė, kad kažko specialaus juodajam penktadienį ar šventiniam sezonui nedarys, tai net nebejoju, kad bet kokiu atveju ateis nauji metai, ateis galbūt prekės ženklo strategija. Galbūt ir gerai šiuo metu labai neinvestuoti, daryti pamažu, susiplanuoti savo ir tik tai turint jau prekės ženklo strategiją, nuo kitų metų startuoti kryptingai, tikslingai, pasiruošus ir tada jau komunikuoti. Tiesa? Gerai, tai gražinu tada atgal mikrofoną tau ir galime tada tęsti. Ačiū labai, Aleksai, ir šiaip labai sutinku ir vat, prie to pačio prekės ženklo tikrai kartais rekomenduojama nedaryti to Black Friday ar kažkokių kitų šventinių išpardavimų, nes tiesiog verslas dabar turi marketingo chaosą, kaip aš vadinu, kur nieks nėra aišku, turinys visada buvo kurtas padrikai, prekės ženklas apskritai ir jo asmenybė yra visiškai dingusi, ne? Tai faktas, kad aš geriau orientuočiausi galbūt į tą kažkokį lojalumo auginimą nuo prekės ženklo atsispiriant, nei bandymai išsitaškyti su nuolaidomis, ane? Nes įprastai kokia yra dažnai tokia statistika, nes daug tokių verslų dažnai pas mane ateina lapkritį, kai jau būna viskas per vėlu, ką įmanoma padaryti, tai jau senai nuvažiavęs traukinys, bet jie ateina su labai labai dideliu chaosu, ten viskas yra išsitaškę, nėra aišku nei kam komunikuota, nieko nėra leista, jokio srauto į svetainę nėra ateita, dažnai netgi būna tie patys mokėjimai nesutvarkyti, kur klientai turi vesti pavedimą daryti rankiniu būdu. Nu, ten, nu, tragedija tikrai. Ir tokiu atveju aš tikrai rekomenduoju šiais metais pailsėti nuo išpardavimų ir važiuoti geriau būtent vat, prie strategijos susidarimo, prie labai aiškaus apsibrėžimo, tai kas mūsų prekės ženklas kaip asmenybė, ne? Nes prekės ženklas vis tiek, jei tai nėra ir vardas pavardė, ne? Nes gali būti asmeninis prekės ženklas, gali būti įmonės prekės ženklas, vat kaip Paysera, ne? Įmonės prekės ženklas. Tai vis tiek tai yra asmenybė, ji turi savo balso toną, ji turi savo išvaizdą, drabužius, ane, vizualinį identitetą. Visa tai yra. Dėl to aš rekomenduoju tokiu atveju visą laiką sėsti prie prekės ženklo strategijos.
nes dažnu atveju norint labai greitai iššokti į tą nuolaidų traukinį, nesusitvarkius viso chaosėlio, dėja, bet dažnai būna, kad ir į minusą nueina per tokias nuolaidas. Nors, vat kaip ir tu, Aleksai, minėjai, įprastai tas ketvirtasis ketvirtis yra pats geriausias, didžiausias ir metų laukiamiausias verslui, ane? Visi mes jau laukiam, kada čia kas. Bet tikrai yra verslų istorijoje, mano istorijoje, kai nueina į minusus, nes nebuvo sutvarkyti elementarūs dalykai. Taigi, važiuojam toliau. Ir kaip mes kalbame apie socialinius tinklus, ane, tai mes turime Facebooką, mes turime Instagramą, mes turime tą patį LinkedIną ir mes turime TikToką. Aš jau nebeimu tokių socialinių tinklų kaip X'as ir Threadsai, dėl to, kad jie nėra tiek populiarūs verslui ir tas X'as yra labiau Threadsams ir Threadsų palyginimas, ane, ir panašiai, bet um, apsistokime ties populiariausiais, tai yra dažniausiai Lietuvoje išnaudojami ir iki šiol Lietuvoje 86% visos Lietuvos naudoja būtent Facebooką. Tai jei jūs galvojat, kad Facebookas yra miręs, tai vat jums labai paprasta statistika. 86% visų Lietuvoje gyvenančių naudoja Facebooką. Kuo kas skiriasi? Šiaip aš galiu pasakyti, kad Facebookas su Instagramu yra labai panašus turinio prasme. Gal Instagrame labiau dominuoja vizualinis turinys. Instagrame yra šiek tiek jaunesnė auditorija įprastai nei Facebook'e, bet ką labai noriu pasakyti, kad Facebook'e įprastai įsitraukia šiek tiek jaunesnė auditorija, bet Facebook'e įsitraukia tikrai šiek tiek vyresnė auditorija. Ką labai dažnai matom, nenurašom nei vieno socialinio tinklo ir visada testuojamės. Ir labai rekomenduoju tiesiog suprasti savo auditoriją. Tai pirma, kaip pasirinkti socialinius tinklus, tai labai aiškiai žinoti, kur yra mano auditorija. Nes ta auditorija gali būti tikrai skirtinga ir suvokiant, kas yra mano auditorija, kokie jos pomėgiai, tai nėra tik lytis, amžius ir gyvenamoji padėtis, bet apskritai jos pomėgiai, ko jie nori, ko jie ieško, kas jiems yra aktualu, ne, kokius prekės ženklus renkasi ir panašiai. Taip mes galim suvokti ir kur ta auditorija gali būti. Tai kaip ir minėjau, ne, šiaip Facebook'e yra 86% visų Lietuvos gyventojų, bet įsitraukia daugiau bendrai vyresnė auditorija. Bet kokiu atveju aš labai rekomenduoju verslui turėti tiek Facebooką, tiek Instagramą, nes dabar jau taip populiarėja tokia banga, kad Instagramą turim, ne tik atsisakom Facebooko. Tai šiuo atveju aš tikrai rekomenduoju turėti Facebooką, nes neturint Facebooko paskyros, profilio, tiksliau puslapio, Facebook verslo puslapio, jūs negalėsit leisti profesionalių reklamų, nekalbu apie būstinimą, ne, jūs negalėsit tiesiog leisti normalių, profesionalių reklamų. Plus tikrai, pavyzdžiui, pas mane visiškai yra auditorija Instagrame, tačiau leidžiant mokamas reklamas, puikiai perka auditoriją būtent per Facebooką. Tai va čia irgi yra tokie niuansai, ką aš labai visą laiką rekomenduoju testuotis. Ir taip pačiai su turiniu. Tikrai turėjome mes įvairių kuriozų, kai paskelbus turinį Facebook'e ir Instagrame video turinys sulaukė 100 peržiūrų. O Facebook'e tas pats video turinys įkeltas tuo pačiu metu, nieko daugiau nedaryta, viskas identiška, sulaukia virš 100 000 peržiūrų. Tai va žiūrėkit, koks gali būti skirtumas. Tai ką mes darom, mes vėlgi testuojame viską ir visur ir visada. Taip pačiai, ne, ir su LinkedInu. LinkedInas yra labiau skirtas verslo atstovams. Aš labai nerekomenduoju kurti paskyros būtent savo įmonėje ir ten nurašyti nuo įmonės. LinkedIn'e labiau renkasi verslo atstovai, žmogiškųjų išteklių atstovai, kiti specialistai, darbuotojai ir panašiai, ir jie ten komunikuoja.
Ten daugiau, aišku, LinkedIn dominuoja apskritai darbinė aplinka, verslas, darbas, specialybė, specialistai ir panašiai. Ten apie nagus, grožio sferą, makiažus labai labai retai kalbama ir panašiai. Na ir aišku, turim TikToką. Tai dažniausiai daugeliui verslų TikTokas yra keiksmažodis. O Dieve, tik ne į TikToką. Kiekvienam verslui, kam tik pasiūlau TikTok, aišku, ne visiems siūlau, nes ne visiems yra būtina ar netgi tikslinga. Bet kai pasiūlau TikToką, aš matau tas didelės išsigandusias akis ir maldavimą, kad neprašau, tik ne čia. Tai gal mes taip Lietuvoje išgazdinti to TikToko, nes tikrai labai dažnai nematom tų gerųjų pavyzdžių, nes matom galbūt tokius prastesnius, ne visiškai tinkamus, su daug keiksmažodžių, su daug tokio kuriejų turinio, kurie gyvena negerą gyvenimą, bet aš tikrai, tikrai labai rekomenduoju TikToką išbandyti, nes tai yra puikia galimybė verslui, tai yra puikia niša ir jūs galite pasiekti savo tinkamą auditoriją. Ką tikrai matau, kad TikTok'e yra daugiau trolių nei, pavyzdžiui, Facebook'e ar Instagram'e. Instagrame gal mažiausiai tų trolių, nu, apart LinkedIn'o, ne, bet TikTok'e tai ten jie komentuoja viską, bet ką ir tikrai galima sulaukti daug tų neigiamų komentarų, bet tai nereiškia, kad visi yra tokie patys. Tai va šitas irgi yra toks dalykas, kur reikėtų atkreipti dėmesį. Nu ir aišku, TikTok'e 99% viso turinio yra konkrečiai video turinys. Ir jei mes, pavyzdžiui, Instagrame, Facebook'e, LinkedIn'e galim skelbti postus arba video 3 kartus per savaitę ir ten atitinkamai istorijų serijas, tai vad būtent TikTok'e ypač naudinga kelti minimum vieną video per dieną. Tai va čia irgi pasiskaičiuojam, ar mes galėsime aprūpinti savo socialinius tinklus tokiu turinio kiekiu. Na ir ką? Važiuojam toliau ir aišku, verslo svarbiausia sudedamoji yra klientai. Kaip ir minėjau, išsiaiškinam tai, kas yra mano ta tikslinė auditorija, koks tikslinės auditorijos amžius, lokacija, gyvenamoji padėtis, tikslinė auditorija, ką mėgsta, ko nemėgsta, kokius hobius turi, poreikius ir panašiai. Aš labai labai rekomenduoju tikrai ir į tą gyvenamąją padėtį šiek tiek įdėti įžvalgų, nes tikrai tiek, kiek žmogus uždirba, kiek uždirba ir panašiai, bus labai svarbu, ar jis galės nusipirkti jūsų produktą. Tai vėlgi čia yra labai svarbus niuansas, kad niekada tikslinė auditorija nebus visi žmonės. Aš turiu labai seną istoriją apie tikslinę auditoriją. Vieną kartą buvo atėjęs toks klientas pasikonsultuoti. Jis pardavinėja pūkinės pagalves. Ir atsimenu, pirmasis mano klausimas, mes pažintinio skambučio metu, sakau, tai gerai, įsiaiškinam šiek tiek dabar apie jūsų verslą ir kokia ten auditorija ir panašiai. Tai jis atsakė labai paprastai. Mano auditorija yra visi žmonės. Aš nustebus, kodėl visi žmonės. Jis man taip su šypsena, žiūrėk, juk kiekvienas turim pagalvę namuose. Dažniausiai 2 ar net 3 ar 4 ir kiekvienas ant tos pagalvės miegame. Tačiau jį teko nuliūdinti, jo pagalvės kaina tais laikais kainavo 200 eurų ir ką labai norėjosi jam pasakyti, kad tikrai ne visi žmonės rinksis tokią pagalvę. Ne visi žmonės rinksis dėl kainos. Galbūt kažkam visiškai neįdomu tas ergonomiškumas, tai nesirinks dėl to. Kitas apskritai, koks skirtumas ta pagalbė, jam neaktualu nei galvos skausmai, nei kaklo skausmai, nei nugaros skausmai ir panašiai. Tai vėlgi čia mes susidurėme ir su ta pačia gyvenamąja padėtim, bet dar svarbesnis dalykas yra keli šie klausimai, tai aš labai rekomenduoju, jei kas nors dabar klausotės, jums namų darbai, aš labai mėgstu uždavinėti namų darbus, nes jūs turite ne tik klausytis, bet kažką išsinešti iš to. Nusifotografuokit čia skaidrę, jei per telefonus klausot, nusiskrinčiotinkit.
Tai yra klausimai, kuriuos aš labai prašysiu atsakyti savo po mūsų mokymų. Ir atsakius juos tampa žymiai lengviau suprasti, tai kas mano ta auditorija. Kaip ir sakiau, amžius gali būti ne tiek svarbus, kiek svarbu yra suprasti, kokius poreikius gali išspręsti mano produktas, kur tuo produktu jie gali susidomėti, kokie yra tie kliento skausmai, o kokių prieštaravimų klientas įprastai turi, kas mano auditorijai bus svarbu iš to, ką siūlau ir panašiai. Tai va šie klausimai yra pagrindas, ką jūs turite žinoti apie savo tikslinę auditoriją ir žymiai svarbiau, žymiai efektyviau, nei tiesiog žinoti, nei tiesiog žinoti apskritai bendrai, koks yra mano auditorijos amžius. Na, gal taip. Taip, ir aišku, ne, labai labai paprastas pavyzdys, jog mes, tarkim, perkame kompiuterį arba mes perkame, na, tarkim, laisvalaikio batus, ne? Kiekvienas pirkėjas tokio produkto bus skirtingas. Paimkime perkantį kompiuterį, ne? Vėlgi, žiūrim, kur tą kompiuterį naudos, koks tai yra kompiuteris. Jei tai, tarkim, yra Apple. Tikrai žmogus jau gali savo galbūt tai leisti, ne? Nu, tai yra tikrai kompiuteris ne už 300 eurų. Vėlgi, galbūt ten tas Apple yra dar mandras, labai visko priturvintas, galbūt tas žmogus dirba konkrečiai su kažkokiam programom, ne? Ir jam reikalingas vat, būtent kompiuteris. Tai nėra tik apie jo lytį arba jo amžių ar gyvenamąją padėtį ir lokaciją, tai yra apie žmogaus interesus, poreikius ir norus. Taip pačiai ir su tokia paprasta preke kaip laisvalaikio batai, bateliai, ne, ar šie mano bateliai yra skirti, nežinau, derinti prie mano stiliaus, ar šie bateliai yra skirti bėgioti, ar šie bateliai kaip tik yra skirti lipti į kalnuotas vietas. Ir vėlgi, aha, į kalnuotas vietas, vadinasi, mano klientas mėgsta didelį patogumą, jis mėgsta laisvalaikį leisti aktyviai, jisai mėgsta galbūt keliones ir aš jau jam rodau visai kitokį vaizdą nei tam, kuris perka laisvalaikio sportbačius, o ne tik tam, kad jie labai gražiai atrodo prie stiliaus. Tai va čia vėlgi yra toks mini intarpas apie mūsų tikslinę auditoriją. Ir aišku, ne, aš visą laiką labai rekomenduoju pagalvoti tą klientą prieš ir po, kaip atrodo jų gyvenimas, kai jie išgyvena problemas ar nepatenkina savo poreikių ir kaip atrodo jų gyvenimas, kai ateinate jūs su savo produktus ir jie išsprendžia problemas ar ir netgi patenkina savo poreikius. Ir kai mes atsakom abi dalis, mes labai galim aiškiai komunikuoti, kurti turinį, netgi leisti va tokias asociatyvias reklamas ir taip paliesti žmogų efektyviau nei tiesiog pasakyti, ei, mano produktas yra labai kokybiškas. Jūs tuomet parodot, kad žiūrėk, tu galbūt turi va tokią ir tokią problemą. Leisk, aš tau išspręsiu su savo produktu ir tavo gyvenimas dabar atrodys taip. Na ir aišku, mes galim pasiekti savo auditoriją tik tada, kai žinom, kaip jie jaučiasi. Tai vėlgi aš labai rekomenduoju orientuotis į tai, kad tai yra bendra jūsų prekės ženklo auditorija. Mes tuomet turime, kokią auditoriją mūsų prekės ženklas bando pasiekti ir kokie yra tie poreikiai ir vertybės mūsų klientų. Mes tada galim mūsų auditoriją čia jau visiškai iš teorinio marketingo skirstyti į skirtingas auditorijų grupės, ne? Galbūt jūsų viena auditorija yra tie, kurie ten mėgsta vat, tokį dalyką, o kita auditorijos grupė yra vat, kitokia. Ne? Tai nereiškia, kad jūsų auditorija yra vienetas, bet jūs galite turėti skirtingas auditorijos grupės. Na ir aišku, jūs galite turėti kiekvienos grupės avatarus, kur ten labai aiškiai mes matome ir atsispiriam, kad mes matom tikslinį klientą kiekvienos auditorijos, mes galim labai aiškiai išsiskirti to kliento skausmo taškus, poreikius, ane? Ir čia jau atsiranda detalios poreikių savybės tinkančios tik tos grupės avatarą. Čia aš trumpam pristabdysiu, kad gal kad šiek tiek ir balsas atsigautų irgi.
Ir man atrodo, vienas klausimas dabar kaip tik visai čia dėrėtų, štai apie bendrą auditoriją ir tai, ką pasakoju, kad turėtų žmogus identifikuoti Mhm. savo auditoriją, nes ne visi žmonės, natūralu, yra ta auditorija. Tai vienas yra klausimas, kad parduotuvės tikslas yra toks, kad vartotojas fiziškai ateitų ir gautų paslaugą. O Taip. šiemet socialiniai tinklai, jisai rašo, labai pagyvėjo, muša visus rekordus. Tačiau lankytojų srautas, tai tų fiziškai ateinančių, yra labai panašus kaip ir pernai. Ar, ar ar tikėtis, kad fizinio ateimo augimas atsilieka nuo socialinių tinklų augimo? Mhm. Labai normalu, nes ateimas reiškia pirkimą įprastu atveju, ne? Nu, mes patys eidami į parduotuvę, mes tikimės, kad mes pirksime, ne, kažką. Socialiniai tinklai nieko neįpareigoja. Dėl to čia aš prilyginu tą ateimą į fizinę parduotuvę, pirkimui konkrečiai. Tai žiūrėkit, labai gerai, kad jie įsitraukia, jūs toliau tai tęskit, jūsų tikslas yra šildyti auditoriją, kad ji po kažkiek laiko ateitų. Tas šildymas gali užtrukti net ir metus laiko priklausomai nuo kliento. Dar vieną užduosiu klausimą ir tada tęsim. Gerai, apie demografiją. Kaip tik man čia visai siejasi. Jeigu pirkėjai yra užsienio auditorija, Mhm. skelbėme angliškai, bet ir Facebook'e ir Instagram'e mažiau pasiekime negu LinkedIn. Nors fokusas visai ne B2B. Kokias strategijas rekomenduotumėt rinktis? Čia iš tikrųjų dėkoju žiūrovui už klausimą, nes jis patikslina, kad sritis yra Erasmus projektai. Tiems ir Mhm. žiūrovam būtų gerai, jeigu kai užduodat klausimą, bendram įsivaizdavimui turbūt Migliai būtų šiek tiek lengviau pačiupinėti jūsų produktą, įsijausti į jūsų situaciją, jeigu prašytumėt bent maždaug, koks tai yra produktas. Tai Taip, aš kaip tik norėjau sakyti, nes šiaip neįmanoma turbūt atsakyti be produkto, be srities. Tai šiuo atveju LinkedInas visai yra nebloga sritis, nes tai nebūtinai turi būti B2B, ne, tai nebūtinai turi būti verslas verslui. Ten tikrai, ypač užsienyje, LinkedIną turi paprasti įmonių darbuotojai, studentai, kurie ieškosi darbo. Jiems tai yra labai paprasta galimybė susisiekti su svajonių įmonių ten atstovais ir panašiai. Tai tikrai, tikrai yra galimybė, tik vėlgi aš turbūt dar pasitestuočiau tą variantą, nežinau, ar jūs darote tai, nes labai geras įrankis yra ta pati mokama reklama, labai aiškiai pasiekti savo vartotojus, ne? Nes pats LinkedInas iš savęs, jisai turi ženkliai didesnį įsitraukimo algoritmą, nei turi Facebookas ar Instagramas. Tai vad vėlgi čia, žinot, dažnai netgi lyginti tai šiek tiek gali būti sudėtinga, nes įsitraukimo tas procentas jisai yra labai skirtingas. Tai dar pasižiūrėčiau, ar per Facebooką, Instagramą jūs galite pasiekti mokamos reklamos būdu. kol kas pauzelę baigiam, vėl tęsiam tada su prezentacija ir Labai gerai. Važiuojam, nes aš jau matau, kad aš jau čia užsikalbu ir paskui pabėgs visi. Taip, apie turinį, ne? Tai turinys gali būti labai labai įvairus. Paustai, įrašai, istorijos, video turinys. Ir va čia yra labai didelė bėda, kad mes dažnai kuriam tik dėl to, kad reikia. Ir aš visą laiką užduodu klausimą, o kas jei mes kurtume tai, kas visų pirma būtų įdomu mums patiems, kaip klientui, ne kaip verslo kūrėjai, o kaip klientui. Dėl to aš labai nerekomenduoju kurti įrašų, tokių kaip 6 patarimai apie X. Kas mes esame, ką mes siūlome, naujiena ir kitas niekam nereikalingas turinys. Dėl to, kad iš esmės toks turinys jisai nesužadina jokio vartotojo smalsumo ir aš visą laiką sakau, kad nėra blogų temų, yra tik blogas pateikimas. Tai kas mes tema, na, kaip pavyzdys, ji nėra bloga, ji yra tiesiog blogai pateikta iš pačios savęs, kad mes ateinam žmogui ir sakom, nu va, žiūrėk, dabar mes pasakysim
tau turinį padarysim apie tai, kas mes esam. Bet galbūt jūs galite pradėti iš visiškai kito kampo ir galbūt pradėti nuo kliento problemos, ją iškelti ir tada vesti, o va žiūrėkit, o bet mes esame tokie, kurie va tą problemą atliepia, daro taip ir daro anaip. Todėl aš labai noriu pasakyti, kad toks turinys, kurį vat, jūs matėt prieš tai, jis tikrai gali likti kaip priedas, bet tas priedas gali būti 10% viso jūsų kūrimo turinio, bet niekada negali būti pagrindinis turinio vienetas. Dar kartą labai noriu pasikartoti. Mes kūrėme socialiniuose tinkluose ne tam, kad užsidėti varnytę ir sakyti, nu viskas. Įrašą šiandien įkėliau, važiuoju dirbti kažkokių kitų darbų. Ne, mes turime kurti turinį, mes turime tą nuostabų įrankį, turinio kūrimą, socialinius tinklus, kur mes labai galime tai išnaudoti pasiekiant savo auditoriją. Kas atsitinka, kai mes kuriame neįdomų turinį? Labai vėlgi paprastai. Mes labai norime laikų, mes labai norime širdelių, mes pradedame kurti turinį, mes pradedame galbūt leisti mokamas reklamas šalia, ten rodyti save arba rodyti savo produktą. Deja, bet atsitinka tas nuliukas, mes suinvestuojam daug pastangų, daug laiko, daug finansų, bet mes kuriam tą šabloninį, neįdomų turinį, kuris yra, va žiūrėkit, mano nuostabus produktas, va žiūrėkit, čia esame mes, va žiūrėkit, kokie mes faini ir panašiai. Ir dėja, tai yra neįdomu, neaktualu ir visiškai nenaudinga klientui. Todėl žymiai yra lengviau parduoti sekėjui, kuris jūs stebia, įsitraukia į jūsų turinį, nei tiesiog rodant bendrą reklamą visiems. Dėl to aš labai noriu pereiti, bet šiandien per tą temą, kas yra tas įtaigus mūsų turinys, tai jis yra ne tik įdomus, bet darantis įtaką. Toks, po kurio tai įsimintų ir priimtų žmogus, tai priimtų skaitantysis. Ir ką labai norisi paminėti, ką ir pradžioj sakiau, kad vartotojas vertina ne tik vieną dar naujai išleistą produktą, bet vertina patį bendrą prekės ženklą, vertina jo reklamas ir taip pačiai vertina jo komunikaciją. Taip pat dar kas tą pačią įtaką daro ir tos pačios žinutės kartojimas. Tai jei jūs nuolatos kartojate arba jei jūs norite, kad klientas suprastų, kad mes esam kokybiški, tai mes turim visais įmanomais būdais tą žinutę kartoti, tik aišku nesakyti sveiki mes kokybiški, sveiki mes kokybiški, sveiki mes kokybiški, bet galbūt vieną kartą tą kokybę parodyti iš vienos pusės, kitą kartą iš kitos, trečią iš kitos ir panašiai ir panašiai. Dėl to labai svarbu nuolatos kurti turinį, kuris nebūtų, žinot, vėl kažkoks naujas išrastas dviratis. Tos temos tikrai gali kartotis, tačiau labai svarbu tą pačią žinutę kartoti, pagrindžiant tai, ką jūs sakote, tik iš kitų kampų. Aš visą laiką vadovaujasi tokia pat logika, kad žmogus vieną kartą paskaitė, kitą kartą išgirdo, trečią kartą suprato, o nuo ketvirto jis jau pradės apie tai galvoti. Dėl to daugelis verslų su socialiniais tinklais įsivaizduoja, kad užtenka vieną kartą parašyti ir visi matė. Tai žinant turinį, žinant įsitraukimą, kaip žmonės įsitraukia, kiek jie skaito, kiek jie mato ir panašiai, tikrai labai normalu, ne, kad ne visi pamatys jūsų turinį. Ne visi perskaitys tai. Galbūt jie matė, bet taip nuskrolino ir viskas. Dėl to aš labai rekomenduoju atsiminti, kad jums neužteks vieną kartą pasakyti to pačio, kad žmonės išgirstų, ką jūs norite pasakyti. Dėl to, kaip ir sakau, svarbu ne tiek, kiek pati tema, o jos pateikimas ir kampas. Paimkim pavyzdį. Įsivaizduokime, ne, kad tema mano būtų strategijos reikia kiekvienam verslui. Paimam ir paimam, ne, ką apie ją ten šnekėti. Strategijos reikia kiekvienam verslui. Ką aš toliau darau? Aš jau žinau, kad man tikrai reikia ne vieno turinio vieneto,
kad aš galėčiau tai pasakoti ir kad tai eitų per skirtingas pusės ir kad tai žmonės suprastų ne iš pirmo karto, ne, normalu. Tai aš dar išsiskaidau, kuo įmanoma paprasčiau tą vieną temą. Aš iš karto surandu temos kampus. Aha, strategijos reikia kiekvienam verslui. Aš iš karto savęs klausiu, tai ką aš apie šią temą galiu pasakyti. Ir tarkim, kaip atrodo verslas be strategijos, galbūt verslas miršta, gal jau laikas strategijai ir tarkim dalykai, kurių nedaryčiau pradedant naują verslą. Ir ten vienas iš jų būtų, kad, pradėčiau, tarkim, strategiją nuo pat pradžių. Dėl to aš visą laiką pasiimdama vieną temą, kuriant turinį, aš visą laiką einu per skirtingus kampus ir galvoju, ką aš apie šitą temą galiu pasakyti. Aha, o ką dar galiu? Aha, o ką dar galiu? O ką dar galiu? Ir čia yra labai dažna kiekvieno kūrėjo klaida, kad mes kūrim turinį visiems ir abstrakčiai. Visiems ir abstrakčiai, tai reiškia, kad aš pasiimu tokią didelę temą, vat kaip įsivaizduokit, aš pasiimčiau temą marketingas ir man vienu įrašu reikėtų apie tą marketingą parašyti, pasakyti. Neįmanoma. Tiesiog tada įrašas gautųsi ir šitą noriu pasakyti, ir šitą, ir šitą, ir šitą, ir trečią, ir ketvirtą. Dėl to visą laiką mūsų turinys turi turėti kažkokią vieną žinutę ir tą vieną žinutę mes galime išnešti savo kuriamų turiniu. Na ir aišku, aš labai rekomenduoju, kaip ir minėjau, labai svarbu ne tiek, kiek pati tema, bet rekomendacija pagalvoti, kaip mes tą temą galime kurti kitaip, kurti kitokiu kampu, kurti įdomiau, kurti interaktyviau ir panašiai. Tai yra keletą būdų, man jie visi beprotiškai patinka, aš juos visus naudoju ir tikrai yra nuostabus dalykas. Tai aš turiu tokią treniruotę, aš turiu temą, tarkim, strategija reikalinga kiekvienam verslui. Gerai, kaip šią temą apibūdinčiau 3 žodžiais? Ir apibūdinu. Aha, chaosas, planas, bankrotas. Tarkim, trys žodžiai, kurie man kilo. Liuks ir realiai 3 žodžiai, jūsų yra 3 netgi turinio vienetai. Jūs apie chaosą, apie strategiją rašote iš chaoso pusės, apie strategiją iš planavimo pusės, apie strategiją jūs rašote iš bankroto pusės. Prašau, 3 žodžiai, 3 temos. Toliau, galbūt jūs turite kažkokią temas, ir jūs turite kažkokias istorijas susijusias su jūsų tema. Liuks, naudokit istoriją, žmonės myli istorijas, mes visi norim išgirsti kažkokią istoriją, labai rekomenduoju istorijas turėti. Galbūt jūsų tema turi kažkokių mitų, kažkokių nepagrįstų dalykų, galbūt pletkų netgi turi. Tuos mitus paimkim, sugriaukim, paneikim ir tai padarykim įdomų turinį. Galbūt jūs turite temą, kuri formuojasi į iššūkį ar problemą. Tarkim, strategijos tema, dažnai formuojasi į problemą, kad nėra pardavimų. Liuks, tai aš galiu pradėti ne nuo strategijos žodžio, o apie tai, kad daugelis verslų susiduria su pardavimų nebuvimu. Ir čia yra kalta kas? Strategija, tiksliau jos nebuvimas. Vėlgi kitoks priėjimas, vėlgi kitoks pateikimas ir galvojimas, kaip dar aš galiu visą tai pateikti. Ir kitas metodas, kaip kitaip, kaip kitaip aš galiu pateikti. Galbūt aš galiu strategiją pateikti iš visiškai kitos pusės, sulyginant strategiją su, nežinau, menininko darbu, sulyginant strategiją su žemėlapiu ar kažkaip kitaip. Kaip kitaip aš galėčiau paaiškinti šitą temą? Yra labai fainas irgi taip pat kūrimo metodas, kas jei, O kas jei strategijos, pavyzdžiui, nebūtų? O kas jei niekas nedarytų strategijos? O kas jei visi darytų strategiją? Tai čia irgi yra labai labai skirtingi kampai, tikrai galim panaudoti. Jums čia yra nuostabus įrankis paieškoti, atrodo, tų kasdieninių temų, bet su visiškai skirtingais pateikimais.
Na ir aišku, mes turim tiek asociacijas, tiek metaforas, ne? Tai tos pačios metaforos, aš labai dažnai strategiją lyginu, įsivaizduokime, ne, mes norim nuvažiuoti iš taško A į tašką B ir va čia jums yra dabar strategija, planas jūsų ir panašiai. O galbūt asociacija yra, vat, kad strategija yra jūsų kaip vidinis kažkoks kompasas ir panašiai. Tai vėlgi galim savo temoje ieškoti asociacijų, ieškoti metaforų, ieškoti labai labai skirtingų būdų. Kodėl aš tai sakau? Nes kiekviena tema gali būti tiek įdomi, tiek neįdomi. Kiekviena tema. Aš tuo esu įsitikinusi. Žymiai svarbiau yra temos pateikimas. Ar mes temą pateiksim nuobodžiai? Tai kasgi yra strategija? Ar mes pateiksim temą, žiūrėkit, važiuojate iš taško A į tašką B, ne? Ir tai pateiksim per metaforą. Tai būtent kuriant turinį labai svarbu ne tos standartinės, šabloniškos, banalios, visur matomos temos, labai svarbu būtent tas pateikimas, galbūt priėjimas visiškai iš kitos pusės, galbūt gyvenimiškos istorijos sulyginimas su jūsų tema ir taip toliau. Todėl aš labai rekomenduoju ieškoti temų įtaigiam turiniui, kuris sudomina, kuris sužadina, kuris užnorina ir panašiai. Tai tos temos gali kilti iš klientų, jūsų, kažkokių aplinkinių žmonių istorijų ar patirčių. Tos temos gali kilti iš pačio verslo gyvenimo, tos temos gali kilti iš prekės ženklo pozicionavimo asmenybės, apie ką jau mes šiandien kalbėjome. Tos temos gali kilti iš to, kas dabar trendina, kas dabar aktualu, ne? Galbūt jūs esate desertų kūrėjas, o dabar trendina Dubajų šokoladas, tai jūsų tema galbūt gali būti apie, nežinau, tradicinį šokoladą, bet jūs galite pradėti, kad, nu, nežinau, visi įsimyli Dubajų šokolado, aš vis tiek esu ištikimas pieniškam šokoladui, kaip pavyzdys. Tai vėlgi, ne, mes galim žiūrėti į tai, kas aktualu dabar, apie tai, ką visi kalba, tai yra apie ką ir kas trendina. Nu ir aišku, ne, tie patys mitai tikrai irgi gali būti, tikrai gali dominuoti kas be ko ir kartu konkurentų turinys. Tik čia labai noriu sustoti. Konkurentų turinys, tai aš jums draudžiu kopijuoti konkurentų turinį ar nusižiūrėti, nu tai ką ten tie konkurentai rašo. Aš labiau noriu pasakyti, kad kaip tik mes galim įsikvėpti kažko nedaryti arba matyti, aha, konkurentai kalba apie tai, bet nekalba visiškai apie tai. Nu, bet aš noriu būtent apie tai pakalbėti. Tai vad, sekdami, analizuodami, ką daro konkurentai, niekada, gink dieve, nesakau, kopijuokit, bet galim atsispirti, aha, konkurentai vad nekalba apie tai, o aš vad galiu, noriu ir galbūt vad taip išsiskirsiu. Na ir aišku, įtikinėjimas turinyje. Įtikinėjimas yra apšildymas, apšildymo dalis, gal taip tikslingiau pasakyti. Ir tas įtikinėjimas yra apie tokį nuolatinį kartojimą kažko. Nuolatinį kartojimą pirkti, nuolatinį kartojimą įsitraukti, nuolatinį kartojimą, nežinau, kad jūs esat kokybiški, nuolatinį kartojimą apie jūsų profesionalumą iš visų skirtingų kampų ir pusių. Tai va čia mes turime tikslą, o čia va yra grandinėlė. Tikslas, va, ko mes norim, ar pirkimų, ar įsitraukimo, ar ten lojalumo, kad ir kas bebūtų, o grandinėlė yra mūsų visas įmanomas turinys. Tai žiūrėkit, tam, kad mes įtikintumėm, tą parodo ir grandinėlė. Kad mes įtikintumėm, mums neužteks vieno turinio. Mums reikės visos grandinėlės tokio pat turinio iš skirtingų pusių, iš skirtingų kampų, bet vis tiek kalbančio apie tą patį. Tai jūs galite įtikinti žmogų, jūs galite tą grandinėlę priversti jį žinoti daugiau, priversti jį apie tai pradėti apskritai galvoti, nes galbūt žmogus niekada negalvojo, kad jam reikia strategijos ir jūs su savo įtikinėjimo grandinėlė ir ten 10, tarkim, turinio vienetų, jūs padedate jam pradėti apie tai galvoti.
Galbūt jūs padedate su savo įtikinėjimu kažką suvokti, ne, ar bendrai suformuoti kažkokią mintį, žinutę, kurią norit, kad tas klientas turėtų apie jūs. Ir ką labai noriu pasakyti, kad čia esame mes, verslai, kurie pardavinėja, o čia yra pirkimas, pirkimo transakcija vadinamoji. Tai reiškia, kad klientas, ane, nu, iš esmės turi nusipirkti. Mes įsivaizduojame, kad taip vat, labai labai tiesiogiai viskas nueina. Klientas atėjo, jisai nusipirko, mes parašėm paustą, ne? Jisai atėjo, nusipirko, mes padarėm vat, kažkokį turinuką, užleidom vieną mokamą reklamą. Žodžiu, taip labai labai tiesiogiai nuėjo. Deja, bet kelias įprastai yra visiškai skirtingas, jis yra labai vingiuotas. Kaip ir sakau, apšildyti ir atsivesti klientą įprastai tai gali užtrukti net ir metus laiko, labai dažnai pusmetį ir tai yra labai normalu. Dėl to tam, kad mes galėtumėm tikslingai nuvesti klientą, tai aišku, reikės komunikacijos. Tai mes savo komunikaciją priverčiame mumis domėtis, mūsų laukti ir mus pamilti. Faktas, kad neįdomi komunikacija, ji neparduos, ji nutolins jūs nuo kliento, pavers pilku prekės ženklu ir galiausiai ta neįdomi komunikacija leis klientui jūs pamiršti. Vat tokie visi, kaip žiūrėkit, čia yra mano produktas, žiūrėkit, va čia tiesiog atsiliepimas, vat kodėl tau būtina turėti mūsų produktą ir kuo mes čia tokie ypatingi. Tai yra tas turinys, kuris, kaip aš sakau, yra pilkas vaiduoklis, jisai yra kuriamas per daug įprastai, klientas jį labai su ramia sąžinė nubraukia ir su tuo kiekvienu nubraukimu jis po truputį jūs pamiršta. Dėl to klientams ženkliai įdomiau matyti, kaip jie gyvens su jūsų produktu, koks bus jų gyvenimas, kaip jie išspręs savo problemas, kaip jie išspręs savo iššūkius, nei kad tiesiog jūs tą produktą pardavinėsit ir sakysit, čia, bet jūsų produktas. Dėl to ypač tie, kurie ruošiate Black Friday ir tikrai mes dar turim 2 savaitės juodajam penktadieniui pasiruošti, visą šitą laiką išnaudokite ne tik komunikuodami, kokie mes faini, kokie mes nuostabus ir kaip čia mūsų produktas anoks ir toks, bet komunikuokim klientams apie klientus. Mes suprantame, kaip jūs jaučiatės, mes suprantam jūsų problemas, jūsų iššūkius, jūsų problema A, jūsų problema B, mes galim taip išspręsti, mes galim anaip išspręsti, nes problemos, skausmai, iššūkiai, aktualijos, istorijos, unikalūs kampai ir paprasti dalykai yra įdomaus, įtaigaus turinio esmė, kuris vėliau parduoda. Dėl to visame šitame transakcijos kelyje mums šalia aš labai rekomenduoju apsirūpinti, nors mes šiandien kalbame tik apie turinį, bet šalia nepamiršti, kad prie sėkmingų pardavimų prisideda prekės ženklo autoritetas, tai va ta asmenybė, apie kurią kalbėjau pačioje pradžioje, tikrai prisideda naujienlaiškiai, beprotiškai prisideda mokama reklama, influenceriai, kitų vartotojų sukurtas turinys, na ir aišku, buvimas ne tik viename kanale, jei yra galimybės. Na ir aišku, aš labai labai rekomenduoju su pačiu įtikinėjimu per turinį paimti produktą, paimti 2-3 pagrindinės produkto vertes, nebandyti išpasakoti visų 100 produkto verčių, bet paimti 2-3 esminės pagrindinės vertes ir visais kanalais, visais turinio vienetais apie tas 2-3 vertes pasakoti iš skirtingų kampų, skirtingom temom, skirtingom metaforom, asociacijom ir pateikimais. Tai čia gali būti bendrai kartu ir jūsų komunikacija, ir atsiliepimai, ir vartotojų sukurtas turinys, ir istorijos, ir parodymai, ir asociacijos, ir metaforos. Ką visada noriu paminėti, įdomus turinys ir jo ta pati viena žinutė gali turėti labai daug skirtingų žodžių ir labai daug skirtingų kampų pateikimų.
Visada, visą laiką miniu su turiniu dar vienas svarbus aspektas, jog nėra savaime suprantamų dalykų. Tai jei jūs įsivaizduojate, kad klientas žino, kas yra strategija, tai aš tik noriu paminėti, kad tai įsivaizduojate tik jūs, bet to nebūtinai žino klientas. Mes turime kurti turinį klientams ir nekurti savo, nes mes žinome apie tai, ką mes kalbame. Mes esame su savo turiniu, su savo verslu 24 valandos per parą. Ir tai yra labai normalu. Bet klientai prie jūsų turinio, prie jūsų temos galbūt per dieną praleidžia tik maksimum 5 minutes. Dėl to nėra savaime suprantamų dalykų ir žiūrint iš turinio pusės, kas trendina, kas populiaru pasaulyje, pasaulyje populiaru pačios paprasčiausios ir lengviausiai suprantamos temos. Dėl to aš labai noriu paminėti, kad šalia jūs dar turite skirtingus klientus. Vieni klientai yra konsultaciniai, kurie nieko nežino ir turi labai 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 daug klausimų. Kiti klientai yra suprantantis. Na, jie jau žino daugiau, jie žino kur kas daugiau, bet jie taip pačiai jie tikrai turi labai labai daug klausimų. Na ir kartu mes turime tuos klientus, kurie viską žino ir jiems viskas aišku, bet kaip aš sakau, jie tikrai norėtų kažką daugiau sužinoti, jie norėtų kažką tikrai daugiau išgirsti, pamatyti. Ir čia vėlgi yra labai normalu, ne, nes tikrai gali būti ir gali skaityti klientai, kurie jūs puikiai žino, kurie jūs nuo iki žino ir viskas tvarkoj, bet iš esmės, ne, esminis dalykas, kad jie nori tiesiog įdomaus, įkvepiančio turinio. Tai ką mes galime tiems klientams duoti? Tai konsultaciniams mes duodame pirminę informaciją, mes duodame edukaciją apie jūsų sferą, mes duodame labai aiškę pirminę vertę, mes duodame didžiausius ir pagrindinius klientų skausmus. Taip pačiai toliau suprantantiems mes jau galime pasakoti daugiau per istorijas, mes jau galim komunikuoti papildomą vertę, čia mes galime eiti, aišku, taip pačiai klientų skausmus, galim kalbėti apie klientų lūkesčius, kas be ko komunikuojant, ar kalbame apie tai, kokia yra produkto teikiama vertė, sprendžiamos klientų problemos, kokie yra kylantis prieštaravimai. Ir mes turime viską žinančius, tai yra kliento prieš ir po, aš tuoj paminėsiu, kas tai yra. Mes turime klientų problemas ir problemas, tai aš visą laiką juokiuosi, kad kiekviena problema turi 10 dar skirtingų problemų, tai ir tai jūs tikrai galite komunikuoti. Taip pačiai yra produkto teikiama emocija, kliento gyvenimas su produktu ir panašiai. Tai aišku, tai tikrai gali būti ir kylantis prieštaravimai ir panašiai ir panašiai. Kas yra klientų poreikis, aš labai labai rekomenduoju galvoti apie tai, ko klientai nori, apskritai, ko klientai nori, ne, vat jūsų temoje. Ir čia mes galime galvoti, kaip mes galime atliepti tą klientų poreikį. Ir dažniausiai tas klientų poreikis tikrai bus ne tik gauti gerą produktą. Ir vat, kaip aš minėjau, yra tas kliento prieš ir kliento po. Tai įsivaizduokime tas kliento po, kai mes su savo produktu išsprendžiam kliento problemą, galbūt padedam jam pasiekti tikslą kažkokį, padedam suvaldyti jo lūkesčius, padedam jam kažką įgyvendinti. Ir va čia yra kliento prieš, kuris turi problemų, kuris nori siekti tikslų, kuris galbūt jam kažkas nepavyksta ir jis tai gali padaryti su jūsų produktu. Tas kliento prieš ir kliento po yra jūsų produkto teikiama vertė. Aš labai rekomenduoju nepamiršti, kad produktas nėra tik kokybiškas dalykas ir vertė nėra tik išskirtinumas ir kokybė. Produktas yra tai, ką jisai suteikia klientui ir tai nėra, toks, tai va pagerins gyvenimą. Vat mano produkto vertė, jog pagerina kliento gyvenimą. Tai vertė nėra tai, kad pagerina kliento gyvenimą. Vertė yra tai, kaip pagerina kliento gyvenimą. Ir mes kalbėdami apie tą vertę, mes turime kalbėti ne, kad pagerina kliento gyvenimą, o tai, kad
kaip pagerina, kas atsitinka, ko neatsitinka, kaip pasikeičia gyvenimas ir panašiai. Viskas. Ačiū Jums labai. Aš labai nekantrauju pamatyti visus klausimus. Tikiu, kad jų yra. Šiek tiek atsiprašau, kad užtrukau ir netilpom į laiko rėmus, bet palikit komentarą, kaip Jums susiklausė, ar buvo naudinga, galbūt kažką išsinešat. Na, žodžiu, viskas labai įdomu. Aleksai, žodis tau. Taip, ačiū, Miglė. Manau, į laiko rėmus mes kol kas dar tikrai telpam. Žinoma, tavo pusėje yra, kadangi žinau, tu šiandien turėsi dar vienus mokymus, tai jeigu ką, tai jau nutrauk ir sakyk, kad jau užteks, bet šiuo metu mes vis dar turime 220 prisijungusių ir dabar mes pereinam prie klausimų. O būtent, kaip tik paskutiniai skaidriai, va, tu minėjai apie tą gyvenimo pakeitimą. Ir yra vienas klausimas apie tai, kad produktas nesprendžia konkrečios problemos, bet yra tinkantis vat, būtent tam smagiai savijautai. Tiesiog gražus kasdienis aksesuaras. Vėliau patikslina apie tai, kad eina kalba apie estetiškai patrauklės stiklinės, padėkliukus ir taip toliau. Tai ar šiuo atveju turėtume komunikuoti būtent tai, kad šis produktas leis jums jaustis gerai? Jei taip, kaip tuomet komunikuoti apie tokio tipo produktus? Nes tu, man atrodo, iš principo ir atsakėjai šitą klausimą, tai aš nuo jo ir pradedu. Jo, tai čia iš esmės tai yra apie emocinę vertę. Visų pirma, ne? Bet aš nesakyčiau, kad čia nėra problemos sprendimo. Pavyzdžiui, man visada baisūs dalykai, neestetiški indai, neestetiški puodeliai yra problema, kad aš jų prisiperku tų negražių puodelių ir tada negaliu niekaip susikurti gražaus interjero pas save. Ne? Tai kiekvienas mes tikrai namuose, dažnas žmogus turim, kad, mano problema, jog namai netrodo jaukiai, arba neturiu kaip ten gražiai pasitikti svečių. Ir vat su produktais aš galiu tai išspręsti. Ir aišku, tai yra ir emocinė vertė, ne, kad faina, kokybiškas daiktas, nes stiklas storas, lengvai išsiplauna ir panašiai ir panašiai. Tai galima žiūrėti ir per emocinę, ir per funkcinę pusę. Šarūnas klausia apie influencerius. Ar vis dar suteikia naudą socialinių tinklų reklama su influenceriais? Aš truputį patrumpinsiu klausimą. Kai kurie influenceriai patys juokauja, jog nebetikrina, kas vyksta jų Instagrame, nes jų aplinkoje esantis žymus žmonės ir influenceriai iš esmės kelia tik reklamą. Tai reklaminio turinio peržiūrų ir reakcijų kiekis nuo nereklaminio influencerio paskyroje skiriasi 10 kartų. Tai tiesiog, ar influencerių rinkodara vis dar yra naudinga, tu ją rekomenduotum ir kada galbūt? Aš tikrai rekomenduoju, tik yra keletas niuansų. Tai vėlgi labai turime žiūrėti, ar tas influenceris nėra, kad ten 10 kartų per dieną reklamuoja skirtingus verslus, nes tikrai yra daug influencerių, su kuriuo jūs galite susitarti, kad mane tik šiandien reklamuokit, ne? Tai tik mane šiandien reklamuokit. Kitas dalykas, influenceriai vis tiek yra labiau daugiau žinomumui, ne tik pardavimams, ypač kai mes kalbam galbūt apie individualias paslaugas, brangesnius ypač produktus, nes tam nusipirkti reikia daugiau laiko. Ir kitas dalykas, influenceriai niekada neveiks, jei jūs būsite nesusitvarkę savo socialinių tinklų, užėjus į svetainę, ta svetainė lūš, bus labai sunku nusipirkti, bus labai ilgas pristatymo terminas, jūsų produktas bus labai labai brangus, ne? Tai čia yra labai daug niuansų, kurie dažnu atveju yra orientuoti vis tiek į verslą. Taip, o dabar nuo influencerių prie statybų prekių. Jei prekė yra nesezoninė, pavyzdžiui, statybų prekės, nors man atrodo, kad statybų prekės visai turėtų būti visada einamos. Bet gerai, klausimas yra toks. Sezonas mūsų baigėsi rudenį, bet nesinori, kad žiemos metu būti pririštiems. Ką tokiu atveju daryti, kokį tada turinį kurti? Arba tai turinys gali būti palaikomasis. Aš labai, negaliu atsakyti, nes čia vėl į produktus gilinamės, nes statybų tema yra beprotiškai plati. Aš galbūt įsivaizduoju cementą, o iš tikrųjų ten gal, nežinau, kažkas kito, ne? Langai, pavyzdžiui.
Tai šiek tiek su šitu yra sudėtinga, bet aš aišku galvočiau apie komunikacijos palaikymą. Ir jau tada vėliau galvočiau, ne, kadangi tas sezoniškumas yra, tai galbūt rodyčiau žmonėms ir toliau rodyčiau tą vertę, sukurčiau to taip, kad žmonės norėtų tuo domėtis, ne, net ir žiemos nesezono laikotarpiu. Ir kas be ko, čia jau ne marketingo atsakymas, bet verslo atsakymas, galvočiau, kaip mažinti verslę sezoniškumą, kas irgi yra labai svarbu. Taip, kitas klausimas yra, kaip išlaikyti komunikacijos vientisumą, jei įmonės stiliaus knygos, brandbuko, Mhm. spalvos, šriftai ir taip toliau vieni, o projekto kiekvieno kūriamas vis kitas stilius, nes formuojamos skirtingos komandos, su kuriomis dirbama. O Ačiū. kokia sfera? Nepaminėta. Tai jei galėtų uždavęs klausimą paminėti, nes čia matot irgi labai yra daug niuansų su tuo, tai paminėkim tada sferą ir bus tada aiškiau. Taip, iš ties visą laiką skatinu tikrai užduodant klausimus maždaug paminėti, kuo prekiaujate, būtų lengviau įsijausti. Tikrai A, taip. taip, ką manote apie remiamą turinį, kuris nėra reklama? Ar tai padeda stiprinti prekės ženklą, o gal kaip tik jį pigina? Taip pat kaip manote, ar matome mokamos reklamos pabaigą, kai Facebook kas antras įrašas yra mokama reklama? Ar nebus taip, kad dėl organinio turinio trūkumo vartotojai tiesiog pabėgs? Kaip pavyzdžiui padariau aš su Facebooku. Čia Mhm. pratęsiu jau nuo savęs. Aš noriu pasiklausti pirmą, ką reiškia remiamas turinys, nes remiamas turinys yra vis tiek mokama reklama, tai neturi opcijų kažkokių. Galbūt nebent aš netaip supratau, bet remiamas turinys yra tiesiog lietuviškas vertimas. Tai Sponsorė, tai iš principo turinys galbūt turi omeny ne reklamos pačių postų dėjimo, vat, kaip tik edukacija, vat, kuri buvo pasakoma, bet dėja nepatikslinta. Tai va čia sunku atsakyti, nes, nu, kaip ir remiamas turinys yra mokama reklama. O kas liečia dėl bendro reklamų srauto, šiaip tendencijos nėra, kad mažėtų labai didelis vartotojų skaičius. Nėra taip, tai kažkokio labai didelio atkritimo nėra. Bet kokios tendencijos eina toliau, kad gali būti, kad atsitiks taip, jog vis mažiau verslų galės leisti mokamą reklamą, nes tiesiog biudžeto reklamos kaina vis toliau kils. Ir mažieji verslai tiesiog, nu, įmetę 100 eurų į reklamos katilą, jie bus nepamatyti, pradingę. Tai va, čia vienu atveju tai netgi gali sumažėti. Taip, Monika klausė, kokiu būdu segmentuoti klientus pagal žinojimo laipsnį. Čia turbūt referuoja į skaidrę prezentacijos. Tarkime, komunikuojant socialiniuose tinkluose. Pakartokiu, jei gali klausimą, nes man šiek tiek. Kokiu būdu segmentuoti klientus pagal tą žinojimo laipsnį? Kaip Uh, atskirti ir ką tada, kaip jiem atskirti turinį? Tai mes visų pirma apsirašom, ne? Mums čia nereikia kažko segmentuoti, mes apsirašom, kokie yra va tiek um, konsultaciniai, suprantantis ir viską žinantis, ne? Ir jau ten mes segmentuojam, aha, viena tema ir, tarkim, konsultaciniam eina visiškus pradmenis mes duodam, um, suprantantiems mes duodam kažkokią kitą informaciją, aš dar turiu kitą pavyzdį, na, aš turiu vieną temą, ne? Ir šalta, šilta, karšta auditorija arba konsultaciniai, suprantantis ir viską žinantis yra kaip vaikai, konsultaciniai yra vaikai, kurie, nu, jie supranta žodžius, ką sakai, bet nelabai esmę, ne? Nu, tie, kurie visiškai tik mokosi pasaulio. Suprantantis yra paaugliai, kurie daugiau supranta, daugiau žino, bet jie vis tiek daug ko nesupranta, o viską žinantis yra suaugusieji. Tai mes pasiėmė vieną temą, juk vaikams pasakosim apie tą vieną temą vienaip, ne? Tiems suprantantiems kitaip.
tėvams arba ten suaugusiems vėl kitaip. Tai iš esmės pagal tai ir aišku jau paskui atsiriame, kokia yra sfera, kokie yra produktai, nes kiekvienam gali būti vėl išsiskaidoma pagal verslo sferą labai labai skirtingai. Taip, dar vienas klausimas apie influencerius. Kokią skirtingą influencerių strategiją taikytumėt žinomam ir mažai žinomam kosmetikos brandui Lietuvoje? Ir jie yra parduodami farmacijos sektorėje. Turbūt vaistinėse yra prekiaujama. Negaliu atsakyti, nes, žinot, strategija skamba labai taip fainai, bet strategija iš esmės yra gerų, nusakyčiau, 20 valandų darbas prie vieno prekės ženklo. Tai ten yra labai labai daug skaičių ir analizės. Galiu taip tik labai bendriniai, kas, nu, man nepatinka tokie atsakymai, bet gal kažkuo padės. Tai visų pirma, žiūrėčiau, ne, į tą žinomumą. Aš mažam prekės ženklui pas influencerius einant, aš tikrai labiau skleiščiau, kas čia per prekės ženklas, o pas influencerius einant su tuo dideliu prekės ženklu arba žinomesniu prekės ženklu, aš jau labiau pušinčiau būtent kažkokią nuolaidą, akciją ar pasiūlymą. Tai vad, jei mažam prekės ženklui, tai tikslas būtų žinomumas, o didesniam, aišku, pardavimui jau tada. Taip, dabar toks intriguojantis klausimas. Įsivaizduokime, kad turite neribotą biudžetą marketingui ir galime pasirinkti tik 3 reklamos kanalus. Kokie jie būtų jūsų nuomonė ir po to priešinga situacija, jeigu turime labai mažą biudžetą, kokie būtų atveju tik 3 reklamos kanalai. Bet čia vėlgi nuo sferos priklauso, nežinot, pasiimti, nu, tarkim, nežinau, kažkokią sferą, kuri visiškai netinkama televizijai ir išvaistyti biudžetus ten, nu sunku labai, žinot, pasakyti, visada viskas nuo sferos. Tai sakykime, jei tai būtų marketingas, aš manau, kad aš 3 kanalus pasiimčiau tikrai socialinių tinklų mokamą reklamą, nes vis tiek tai yra pagrindinė tikslinė auditorija ir fokusas. Aš tikrai pasiimčiau kažkokius verslų žurnalus, knygas arba atsidūrimą jų laidoje, nu ir aišku, buvimą pas tų verslių žmonių auditorijoje. Čia taip labai labai greitai, bet manau, kad pradėjus galvoti, analizuoti, kaip aš tai galiu išnaudoti, manau, pasikeistų labai greitai nuomonė. O kokie yra jei maži, tai vėlgi, jei tai yra marketingas, tai vis tiek socialiniai tinklai. Kolaboracijos tikrai būtų, jei mažas biudžetas, naujienlaiškiai, lead magnetai, AK freebie, AK webinarai, ne, tai tikrai, tikrai išnaudočiau tokius dalykus, nes tai yra nuostabi galimybė žinomumui. Dabar nuo prekių peršokim prie paslaugų. Vienas klausimas yra, esame grožio ir spa centras Utenoje. Tai bandau trumpinti. Stengiamės šiuolaikiškai bendrauti, naudingos informacijos dalinimasis, patarimai, video apie paslaugas, meistrus, taip pat ir reelsai, kurie šiuo metu trendina. Komunikuojame Facebook'e 8000 sekėjų, Instagram'e apie 1000. Galbūt kažką galit pasiūlyti Instagram'e ir TikTok'e. Iš anksto ačiū už atsakymą. Galbūt tiesiog yra tekę susidurti su spa paslaugomis, klinikomis ir kažką galim tiesiog. Video turinys vienareikšmiškai. Labai platus. Tikrai, tikrai vienareikšmiškai video turinys, kuris atsiremtų į tai, kad žmogus turi pamatyti, kad pas jūs estetiška, pas jūs gražu, sugalvoti, kodėl pas jūs važiuoti į Uteną, o ne, nežinau, ten Birštoną ar Druskininkus, ne, tai jūs turite tai pagrysti labai aiškiai, kažkuo užnorinti, nes jei jūs esate tik spa, ne, tai, nu, spa yra pilna, bet vat, visą laiką aš klausiu, tai kokia yra jūsų vertė. Visada kuriant verslą mes turim turėti kažkokį kozerį, ne? Kaip žaidžiant pokerį, taip ir versle mes turim turėti kažkokį kozerį, kurį jūs galite ištraukti, kai žmogus klausia, o kodėl į Uteną, o ne į Druskininkus, ne, vat pavyzdys. Tai aš labiau eičiau per tai, tikrai žaisčiau su video turiniu, tikrai nekelčiau ten nuotraukų, fotosesijų ir panašiai, nes
tai yra šabloniškas, neįdomus turinys, bet video turinį jūs galit perkelti žmogų į patį spa, kaip jis ten atsipalaiduos, kaip jį ten masažuos. Jūs galit pasinaudoti kokybiškų garsų, ne, ir ten imituoti tos spa garsus. Nu, žmogus, žodžiu, nusikelia per video į spa ir jis paskui galiausiai pas jūs atvažiuoja. Taip, Edvardas klausia, gal galite parekomenduoti, kaip efektyviai pritaikyti dirbtinį intelektą socialiniams tinklams arba prekės ženklui? Ar turinio rašymas pasinaudojant dirbtiniu intelektu labiau kenksminga praktika ar naudinga? Mhm. Ačiū labai, Edvardai. Tai visų pirma, ne, mes turime suvokti, kad dirbtinis intelektas yra įrankis, kurį mums reikia labai aiškiai suprasti ir išsitreniruoti. Jei mes tiesiog pasakysime, parašyk man postą apie ten įrašą, apie kažką, nu tai tai bus kenksminga praktika, kuri visiškai nenešanti jokio rezultato. Tačiau jei mes sakysim, va žiūrėk, mano prekės ženklas yra toks ir anoks, daro tai ir tai, jo tikslinė auditorija tokia ir tokia asmenybė, tokia tas, jūs labai gražiai viską aprašot, jūs jam duodat įsiminti. Ir tada pasakot, kokią temą padaryti, parašyti, kas turi būti ir panašiai, tai jūs turėsit visiškai kitokį, efektyvesnį turinį nei tiesiog vat, su ta bazinė užklausa. Tai tikrai ta praktika gali būti naudinga. Aš labai mėgstu dirbtinį intelektą kaip griaučius, kaip aš sakau, nuogas kūnas. Dirbtinis intelektas man suteikia nuogą kūną, tai yra kažkokias idėjas, aš tas idėjas vienas pasiimu, kitas atmetu ir kartais man užtenka vienos idėjos, kad gimtų ten visas įrašas. Tai taip pačiai ir čia mes pasinaudokime tais griaučiais, bet aprenkime savo drabužiais kaip prekės ženklą, ne, nes turinys vis tiek turi kilti nuo prekės ženklo ir tikrai gali tapti kenksminga praktika, kai mes tiesiog nukopijuosim copy-paste iš ChatGPT ir paspausim enter ir įklijuosim su visom dirbtinio intelekto netgi padarytom klaidom. Ir aišku, mes klausimų tikrai vis dar turime, bet dabar užduosiu jau paskutinį klausimą, nes iš tikrųjų ir jau laikas jau tampa mūsų jau dabar ribotas. Ar verta skirtingą turinį kurti Facebook ir Instagram? Veiklos rytis yra proginės, šventinės prekės, dekoracijos, švenčių atributika. Liuks. Aš šiaip iš tikrųjų pasakyčiau, kad pirmiausiai pasitestuojam su tuo pačiu turiniu ir tas testavimas vis tiek turėtų vykti kelis mėnesius. Pasitestavus su tuo pačiu turiniu mes galim pamatyti, vat kaip ir minėjau prieš tai, kur ten buvo 100 peržiūrų ir 100 000 peržiūrų, mes galim pamatyti, į kokį turinį ir kur įsitraukia geriau. Pagal tai daryti išvadas, ne? Kad vat, tarkim Instagrame geriau toks turinys, o Facebook'e vat toks turinys. Tai šiuo atveju išsitestuojam, jei matom, kad įsitraukimas ir ten labai labai panašus, tada neverta, bet jei matom akivaizdų skirtumą, kaip pasakojau su ta kliente, tada atskiriam Instagramo ir Facebook turinį ir kuriame atskirai. Taip, ir čia atėjo laikas, kaip bebūtų gaila, kad nei visus klausimus galėjom atsakyti, bet tada padėkoti Migliai. Ačiū Jums. Ačiū Miglė, man atrodo, kad tikrai buvo labai daug tokių skaidrių, kurias fotografavo arba dar fotografuos, nes net ir mūsų įrašas bus prieinamas YouTube e-commerce talk sekcijoje. Tikrai galima dėti ir tikriausiai ir į marketingo žmonių mokymus, jiems irgi kaip privalomąją medžiagą, lengvai suprantama. Tai ačiū labai. O aš dar paanonsuosiu artėjantį webinarą. Artėjant kalėdoms, mes, aišku, norime iš tikrųjų pakalbėti apie įmonės gerumo įtaką prekės ženklui. Ir mes kalbėsime apie tai, kaip socialinė atsakomybė kūrė prekės ženklą ir kaip pasirinkti tinkamiausią iniciatyvą savo verslui. Ar socialinė atsakomybė leidžia gerai jaustis tik tai, ar vis dėlto tai gali duoti impulsą ir pardavimams, darbuotojų pritraukimui ir įsitraukimui. Tai va, apie tai kalbėsime gruodžio 12 dieną. Mes tikriausiai arba šią savaitę, gal labiau kitą jau pasidalinsime nuorodą ir galėsite tada registruotis lygiai taip pat kaip į šį webinarą. Nuorodą pasidalinsime, aišku, ir socialiniuose tinkluose. Klientai, kurie sutinka gauti rinkodarinius pranešimus, gaus atskirą kvietimą į
į šį renginį. Kaip visada, mūsų webinarai yra nemokami, vėliau jos galima peržiūrėti YouTube. Tai iki kito karto, sėkmingų pardavimų ir nebūkite tie pilki prekės ženklai, o kaip sakė Miglė iš Nekenčiu marketingo, tai bandykite įkvėpti, sudominti, būkite kitokie ir išsiskiriantys. Tikrai taip. Ačiū labai, Aleksai, ačiū labai už pakvietimą ir ačiū tiems be abejo ir už klausimus, ir tiems, kurie klausėsi. Tikiu, kad dar pasimatysim, galim susidraugauti Instagrame ir jei kiltų klausimų, mielai jų lauksiu. Ačiū labai. Taip, ir norintys šviestis, nueikite į nekenčiumarketingo.lt, pasvirasis brūkšnys, mokymai ir aišku, sekite e-commerce talks kitus mokymus. Tai va, gero vakaro, iki. Iki.